Iš tikrųjų turiu paantrinti kolegoms, kurie kalbėjo diskusijoje prieš tai. Aš suprantu, kad žiūrint į balsavimui pateiktą sprendimo tekstą, kur nėra pačios konvencijos teksto, juo labiau angliško originalo, tai viskas atrodo labai tvarkoje ir aiškinamasis raštas yra juk visiškai ne apie kažkokias socialinės lytis, o apie kovą su priekabiavimu ir smurtu darbo aplinkoje šiuo atveju. Bet iš tikrųjų, žvelgiant iš esmės, čia yra įdėtas tas pats Trojos arkliukas, koks buvo ir Stambulo konvencijoje. Nors gal kažkam ir komišti lyginimai, bet situacija yra ta pati. Nors dokumentas yra apie kitką, bet jame gal dėl kažkokių tendencijų tarptautiniuose formatuose atsiranda ta socialinės lyties savoka, gender. Ji ten yra, originale, ir teisinė galia turi originalus tekstas, ne vertimas. Vertimas iš tikrųjų yra padarytas nesąžiningai, tiesiog ištrinant tą socialinės lyties aspektą. Tai nėra kažkokie pakaitalai, originale parašyta šalia, kaip vienarūšė sakinio dalys, seks ir gender, biologinė lytis ir socialinė lytis, vertime liko tik biologinė lytis, tarytum to antro aspekto net nebūtų, bet jeigu ratifikuosim konvenciją, jinai mums galios. Ir tai kels tas pačias pasiekmes, dėl kurių tiek virš 10 yra užstrigusi ir ta pati čia tiek pralinksniuota Stambulo konvencija. Tai šitas dalykas būtų klaida, mums nereikia to daryti. Ir nors atrodo mažiau jautru, gal nesusijęs su švietimu, darbo aplinkos klausimai, bet toj pačioj darbo aplinkoje iškyla klausimai, pavyzdžiui, užtikrinti tualetai, dušai, rūbinės ir taip toliau. Ir čia prasideda tie patys ginčiai apie translytiškumą. Tai iš tikrųjų mums nereiktų leistis į šitos dalykus. Lietuvos teisiniai sistemoje yra dvi lytis, vyras ir moteris, jos apsibrėžia biologiškai ir mums reikėtų šitą principą užtikrinti, o visų tų socialinių lyčių išvengti. Kviečiu balsuoti prieš. Balsuojame, kas už tai, kad po svarstymo būtų pritarta įstatymo dėl Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos, dėl smurto ir priekabiavimo darbo pasaulyje panaikinimo ratifikavimo projektui. Prašom pasiruošti balsuoti. Kas pritarė, balsuoja už, kas turi kitą nuomonę, balsuoja kitaip. Užsiregistravo 87, balsavo 84, už 41, prieš 23, susilaikė 20, nepritarta po svarstymo.